po 3 metų sugrįžtam į Krokuvą. Nu ką, gražus vakaras, išeinam pasivaikščioti po Krokuvą. Gražu. Ir ką, Lavelio pilis prie pat. Gražiai. Šilta, gera, 23 laipsniai, žmonių pilna. Gražu čia visur, kur beeisi. Oras, aišku, dar superinis 23 laipsniai. Tai ir vaikščiot gerai, ir daug žmonių. Gera. Nu, šį kartą remontuoja pilį. Gražina matyt. Žmonių pilna. Oras geras. Vaikščiot galima. Na ir senamiestį jau galima išgirsti viską, ir muzikantų įvairių, ir arkliukų, ir visi kažkur eina. O mes einam dabar iki Turgaus aikštės, pavalgysim ir pasivaikščiosim dar. Kas nuo tą gražaus, pažiūrėsim. Dar vienas muzikantas prie Švento Petro ir Pauliaus bažnyčios. Čia labai bus daug bažnyčių. Nu, istorinis senamiestis, gražu. Artėjam prie centrinės aikštės, Turgaus aikštės, tai belenkoks kiekis žmonių. Belenkoks. Ojojo. Išėjom į aikštelę. Centrą. Nu, gražu. O, turgus dar veikia. Ir pirkėjų, ir pardavėjų pilna. Kuom čia prekiauja? Gintaru. Magnetukai, aišku, dar tuo pačiu. Kažko ypatingo nėra. Be praeit, pažiūrėt vieną kartą, koks čia, kažin, anksčiau turgus buvo įdomus. Nu, atėjom pavakarieniauti. Užsisakėm čia visko. Laukiam. Jau pavargom ir laukti. Nu, pagaliau starterį gavom jautienos karpačių ir briušetas. Ir sultytės su limonadu. Nežinau, ar čia dėl to, kad laukiam ilgai ir valgyti norim, bet dėl ko, bet jau karpačios tai geras buvo. Baigiam suvalgyti. Nu, laukiam ilgai savo maistelio, bet sulaukėm. Nu, kol pavalgėm ir sutemo, bet vis tiek pilna turistų, ir restoranuose pilna, ir gatvėse pilna. Krokuva turistų miestas, 4 milijonai turistų aplanko kasmet Krokuvą, o pačioj Krokuvai apie 800 tūkstančių gyventojų. Nu, visur gražu. Kur be pasuksi, gražiau nei Varšuva. Ir didesnis, ir gražesnis. Naktinė Krokuva. Pilna žmonių. Aišku, kažko čia nenuveiksi labai, bet kažkas valgo, kažkas arkliukais joja. Kažkas prie katedros vaikščioja, kažkas į klubą eina, o taip va. Jau ir pirmą ėjom čia kažką šoko, nežinau kokia čia. Vaikai pirmai šoko, dabar jau jaunuoliai, visi filmuoja.
Widziałeś mnie? Nu, užsukom į kažkokią tai aikštutę. Viską. Čia jau gal šiek tiek ramiau. Bet... O, kokia Šventos Barboros bažnytėlė. O čia už to viso arkikatedra bazilika yra. Nu, o Krokuvoj biškai saldumynų mažiau. Pirma parduotuvė tik tai saldumynų. O daugiau nebuvo. Ką ir apėjom Krokuvą. Keletą valandėlių užtrukom. Jau vėlu. Graži Vavelio pilis. Toliau jau leisimės į Naujamiestį. Ten jau nieko per daug įdomus. Tuom ir pabaigiam kelionę po Krokuvą. Nu, o ryte biškiau mažiau žmonių, bet vis tiek dar renkasi ir bus pilna aikštė. Greičiausiai. O čia vyksta kopimo į sienas, kalnus čempionatas, einam dar pažiūrėsim. O dar prieš išvykstant užsuksim į Vavelio pilį, pasižiūrėt, tikrai gražu čia viduj. Einam. Čia žiūrovai susirinkę žiūrėt, bet o čia jau pasiruošę ekipy austriackie. Pradeda sekundžių reikalą. Nu, kai pasikeli į viršų, tai jau labai gražu. Jūs tik pažiūrėkit, koks grožis, ane? Krokuvos Vavelio pilies. Nu, gražu labai. Auksiniai kupolai, sienos tvirtovinės, rūmai, sodai. Labai gražu viskas. Ir čia buvom viduj praeitą kartą, tai tokia didžiulė čia bažnyčia su visokiais kupolais. Kiekvienas kupolas turi savo istorijas ir tikrai įspūdinga. Ir vidus įspūdingas, ir išorė. Sauleliai nušvito. Čia irgi galima eiti belekiek, pamatyti karūnas, dar visokius kitokius eksponatus. Einam pažiūrėsim dabar į sodą pirmą. Nu, rožynai visur. Nu, mes jau baigiam savo kelionę. Trumpą kelionę po tą Krokuvą, bet visai fainai. Tai va, gerų kelionių iki Telšių.